Šiandien mes matuojam elektromobilių, elektrinių ir magnetinio lauko stiprį. Ir tikslas yra palyginti elektromobilio sukuriamą elektromagnetinį lauką vairuotojo ir keleivio vietų. Yra daug tyrimų, kurie sako, kad ir ženkliai kenkia, bet yra tyrimų, kurie teigia, kad grėsmės nėra. Ir pas mus higienos norma pakankamai liberali yra. Ir iš principo mes bandom pažiūrėti, ar priartėjom prie tos leistinos ribos. O šiandien yra proga pabandyti įvairių gamintojų automobilių, tai manau, tuo ir pasinaudosim bent jau surinkti matavimo duomenų. Apkavimus. Link & Co. Fono testas.